Čia stebuklinga Mėginiano pasaka. Taip, labai įdomi pasaka. Gyveno kartą vienas senelis. Su juo gyveno kartu močiutė. O vieną kartą sako močiutė seneliui: Seneli, klausyk, keliauk į mišką ir atnešk malkų. Aš iškepsiu didžiulį pyragą. Keliauja senelis į mišką. Pririnko malkų, bet pametė. Ką senelis galėjo pamesti? Pirštinę. Bet tuo metu mišku keliavo kas? Tikriausiai norėčiau apsigyventi. Apsigyveno savo neigiamais ir gyveno. Ir toliau sušalęs, pavargęs, ustavšai, zaliuošai, šoko liesų. O tuo metu senelis atkeliavo namo. Ir čia senelė jo klausia: oi, tu seni bėgėdi, kur šaliką palikai? Nu, ko sako? Oi, iš to žadėlą dėduškė. Пошел он дальше в лес искать свой шарик. Ой, смотрит, какой-то шарик. Подрос, kažkaip užaugo šarikas. Pasislėpė savo stebuklingame maišelyje. O senelis susirado savo šariką, atnešė močiutei ir jie ėjo valgyti ko? Ką valgyti?